Nesiūlyk man tų meditacijų. Kam man jos reikalingos? Jos nepadės man daugiau pinigų uždirbti, jos nepadės mano sveikatai pagerėti, jos nepadės mano vaikų nuvesti į darželį ar pakeistams pampersus, jos neįspręs mano kitų klausimų. Tai kam tu man jas siūlai? Žiūrėk, taip, tu teisus. Tiesiogiai meditacija už tave neuždirbs pinigų, nenuves vaikų į darželį, nepakeisiams pampersų ir darbų už tave nenudirbs. Bet atlikus meditaciją tu gali pakeisti savo būseną, o pakeitus būseną tu gali visą tai atlikti iš visai kitos kokybės. Kaip supras? Nu žiūrėk, tu gali drožti savo galvą klausinėdamas nuolatinių klausimų. Tai iš kur gauti tų babkių, nervuotis, jausti įtampą ir taip niekada vis tiek negauti to atsakymo. Arba gali atlikti meditaciją, nurimti, atsipalaiduoti, paleisti šį klausimą, paleisti visas įtampas ir leisti tam klausimui ateiti tinkamu laiku pas tave pačiam. O taip įmanoma? Be abejo. Juk būna, kad droži savo galvą tokiomis mintimis, kaip mano gyvenimas galėtų būti geresnis. Va, kiti keliauja, o aš tai pampersus keičiu ir indus plaunu. Arba koks sunkus tas darbas, viskas tas pats per tą patį ir nematau jokios išeities. Arba jau man tiek metų ir aš nieko savo gyvenime nenuveikiau. Juk būna, kad taip droži savo galvą. Būna. Dažnai būna. O ką, meditacija gali čia man padėti? Tikrai taip. Tu nuraminsi protą, paleisi mintis, paleisi stresą, paleisi įtampas. Pagaliau kokybiškai atsipalaiduosi, pailsėsi, leisi tavo gyvenimą reikštis daugiau tavo širdies, tavo tikrojo balso. Ir pagaliau pradėsi suprasti, kaip gerai tu gyveni, kiek tu daug turi, kad esi sveikas, esi saugus, turi ką valgyti, turi su kuo nuvažiuoti į darbą, tu esi kažkam reikalingas, tau yra kažkas reikalingas, tu matysi, kiek tai yra daug. Ir pradėsi jausti dėkingumą ir kitus šiltus jausmus už visą tai. Ir tada pradės keistis visos tavo gyvenimo sritis. Todėl, kad į viską pradėsi žiūrėti visai kitomis akimis. Man labai sunku patikėti tuo, ką tu čia sakai. Bet atsimenu, jog mano močiutė mokė, kad bent vienu kartu reikia viską gyvenime išbandyti. Tai sakyk, kaip čia galiu prisijungti prie tavo meditacijų? Gali spausti ant mano nuorodos bio aprašyme ir pasirinkti gyvos meditacijos online, susitiksime ten. Na, o visi kiti, kurie nori išbandyti šią meditaciją nemokamai, parašykite po šio video noriu ir aš jums atsiųsiu ją dovanų.